Dažnai nustemba, kad reikės ne vienos procedūros. Svarbu yra suprasti tai, kad mūsų odoje plaukų smagunėliai vienu metu yra skirtingose augimo fazėse. Su kokiais mitais dažniausiai susidurėte? Galim padrąsinti pacientus, kad odos vėžio lazeriai nesukelia. Kuo skiriasi tie lazeriai, kuriuos mes galime į namus nusipirkti, ir medicininiai lazeriai? Iš tikrųjų, tie prietaisai nėra lazeriai, tai yra impulsinės šviesos prietaisai. Labas, aš esu Goda Raibytė-Aleksa, esu mokslo žurnalistė ir mokslo komunikatorė, o šiandien su jumis sveikinuosi kaip laidos Iš esmės vedėja. Kas žiūrite pirmą kartą, tai yra Sapiegos dermatologijos ir plaukų klinikos laida apie tai, kaip medicininiai lazeriai veikia mūsų kūną. Šį kartą pasikalbėsime apie plaukų šalinimą ir lazerius. Ir apie tai jums papasakos dvi mokslų daktarės, tai yra fizikos mokslų daktarė Ernesta Bužavaitė-Vertelienė. Sveiki. Ir medicinos mokslų daktarė, Sapiegos klinikos gydytoja dermatologė, daktarė Laura Lukavičiūtė-Navickienė. Sveiki. Tai pirmas mano klausimas. Plaukų šalinimas nėra nauja procedūra, nėra kažkokia nauja mada, nes dar senovės egiptiečiai turėjo savo būdų, kaip šalinti plaukus, nes jiems beplaukė oda, tai pavadinkime, asocijavosi su jaunyste ir švara. Kodėl būtent lazeriai tapo ta technologija, kurią mes taip naudojame šiandien, Laura? Turbūt todėl, kad lazeriai šiuo metu gali būti laikoma viena efektyviausių priemonių plaukų šalinimui, kadangi padeda pasiekti tiek ilgalaikį rezultatą, padeda pacientam ir klientam, kurie atlieka plaukelių šalinimą, turėti tokį rezultatą, su kuriuo jiems reikia mažiau priežiūros ar ne tarpuose tarp procedūrų. Vadinasi, kad žmonės gali sutaupyti ir laiko, ir netgi pinigų šito klausimu. Ernesta, kaip manote jūs? Labai tikrai pritariu kolegijai ir iš tikrųjų gal dar tas faktas, kad lazeriai labai veikia lokaliai, tik tai tą darinį, tik tai tą ten, sakykime, plauką, ar ne, kurį mes norim šalinti ir nepažeidžia aplinkinių audinių, kaip kartais gali kitos procedūros tą daryti. Tai tikrai tas efektyvumas dėl to yra dar toks geras. Jau keletą kartų paminėjome šioje laidoje per tas pirmas minutės lazerius. Galbūt galite paaiškinti, kuo lazerio šviesa skiriasi nuo bet kurio kito mums įprasto šviesos šaltinio? Tai žinoma, galiu paaiškinti. Iš tikrųjų, jeigu kalbam apie įprastus šviesos šaltinius, tokius, sakykime, kaip lempos ar ten kokie nors ledai, tai jie spinduliuoja šviesą visomis kryptimis. Paprastai tai būna platesnio spektro, tai kelių bangos ilgių šviesa. Jinai yra savotiškai chaotiška, nes banga, kuri sklinda kaip šviesa, nes šviesa sklinda bangos pavidalu, ta šviesa sklindanti išleidžia tokius savotiškai paketus, kurie išeina iš mūsų šaltinio ne vienu metu. Tai reiškia, tos bangos tarpusavyje, visas bangų paketas yra prasislinkęs vienas kito atžvilgiu. Tuo tarpu, kai kalbam apie lazerius, lazerinė spinduliuotė ypatinga tom, kad jinai yra labai kryptinga. Visos bangos išeinančios yra, mes fizikai sakom, fazėje, tai reiškia, kad tos dvi bangelės eina kartu, ar ten daugiau tų bangų eina kartu. Na ir svarbiausias turbūt dalykas yra tai, kad mes faktiškai turim vieną kažkokį konkretų bangos ilgį. Tai reiškia, labai labai siauras spektras spinduliuoja mūsų lazerinę terpę. O kodėl bangos ilgis yra svarbus plauko šalinime? Na tai bangos ilgis svarbus parametras dėl to, kad skirtingos medžiagos sugeria skirtingus bangos ilgius. Ir kiekviena medžiaga gali sugerti netgi ir kelis skirtingus bangos ilgius, tačiau kai kalbam apie plauką, tai plaukė yra melaninas ir melaninas labai puikiai sugeria tam tikro bangos ilgio šviesą. Ir tas bangos ilgis lazerio turi būti parenkamas taip, kad aplinkiniai dariniai, aplinkiniai audiniai ar biomolekulės nesugertų tos šviesos. Laura, gal jūs galite papasakoti iš medicininės pusės, kai lazeris veikia plauką, kokius odos sluoksnius jis iš tikrųjų pasiekia?
Taip, tai iš tiesų gal ir truputėlį reikia įsivaizduoti aplamai, kokie yra tie odos sluoksniai. Tai jei labai trumpai mes turim tokius kaip 3 pagrindinius odoje sluoksnius, tai yra pats paviršinis epidermis, tada turime vidurinį dermos sluoksnį ir gilųjį poodžio sluoksnį. Ir būtent dermos, tas vidurinis sluoksnis ir yra tas, kuris turi plauko folikulą ir kitus odos priedus. Tai reiškia, kad mums reikia, jog ir lazeriai, kurie veikia plaukelį esantį melaniną, būtent ir veiktų šiame sluoksnyje. Tai didžioji dalis lazerių, kurie būtent ir yra šiuo metu naudojami rinkoje šalinti plaukeliams, veikia iki dermos sluoksnio. Reiškia, jie veikia ir epidermio, ir dermos sluoksniuose. Ir jūs paminėjote, ir šiaip dažnai kalbant apie plaukelių ir plaukų šalinimą yra minimas terminas plauko folikulas. Tai ką tiksliai gydytojas bando paveikti procedūros metu? Taip, tai kaip jau ir šiek tiek paminėjo kolegė, lazeriai turi savo taikinį. Tai čia būtent taikinys iš tiesų ir yra melaninas, tai yra pigmentas esantis plauko svogūnėlyje, tačiau mes turim ir tam tikras antrinės struktūras, kurios yra veikiamos būtent šių procedūrų metu. Tai pats lazeris, jis veikia tiksliai į melaniną, bet iš to mes gauname ir antrinį terminį poveikį, reiškia šiluminį poveikį. Tai būtent šis poveikis veikia ir kamieninės ląsteles esančias plauko svogūnėlyje ir taip pat antrinės struktūras, tokias kaip kraujagyslės, kurios yra atsakingos už plauko svogūnėlio mitybą. Tai reiškia, mes veikiame į melaniną, antriniu poveikiu mes slopiname kamieninės ląsteles ir plauko svogūnėlio mitybą, kuo mes ir pasiekiame būtent vis silpnėjantį plauko augimą, ir finale galbūt ir visišką nustojimą plauko augimo. O kodėl skirtingiams odos tipams reikia skirtingų lazerių arba skirtingų lazerių parametrų? Taip, tai čia ir vėl yra susijęs su tuo pačiu melaninu, tik jau truputį kitose vietose. Kadangi skirtingi odos fototipai turi daugiau ar mažiau melanino būtent viršutinėme epidermio sluoksnyje, mums reikalinga šį sluoksnį pavadinkime apeiti. Tai yra, mes nenorime, kad lazeris veiktų melaniną esantį epidermiją ir šviesintų ar ne mūsų odą, ar paliktų baltas ar hipopigmentinės dėmes odoje, bet mes norime, kad būtent jo taikinys būtų plauko svogūnėlis. Tai skirtingos bangos ilgiai tuo čia mums ir pasitarnauja. Mes turime iš tiesų tokias kaip kelias bangas, kurias naudojame plaukelių šalinimui. Tai yra aleksandrito 755 nanometrų. Ji yra trumpesnė ir būtent labiau tinkama šviesesniems odos fototipams. Ir tada yra naudojamos taip pat diodinio ir NDIAG lazerio bangos, kurios yra 810 ar 1064 nanometrų ilgio. Ir kadangi jos veikia šiek tiek giliau dermoje, jos galime taip pavadinti apeina tą būtent epidermio melaniną, jo nepažeidžiant, neįkaitinant ir nešviesinant, bet būtent veikia tada plauko svogūnėlyje. Taigi skirtingos bangos mums gali ir pasitarnauti skirtingose fototipuose. Pacientai tikriausiai dažnai nustemba, kad reikės ne vienos procedūros. Su kuo tai yra susiję? Ar su plauko biologija, ar su lazerių fizika labiau? Iš tiesų su abiem šiais momentais, bet galbūt vieną pagrindinių vaidmenų čia atlieka iš tiesų plauko biologija. Tai čia truputėlį irgi svarbu yra suprasti tai, kad mūsų odoje plaukų svogūnėliai vienu metu yra skirtingose augimo fazėse. Mes turim aktyvią augimo fazę ir turim vadinamasias miego ir jau natūralaus slinkimo iš odos plauko fazes. Tai plaukas esantis aktyvioje augimo fazėje arba anageno fazėje, jis ir yra jautriausias lazerio būtent spinduliui. Tai iš čia ir atsiranda momentas, kad mes turime atlikti tam tikrą kursą procedūrų, kad kuo daugiau tų plaukelių mes pagautume toje anageno fazėje ir tada turėtumėme tą būtent rezultatą, kuris dažniausiai ir yra, kad apie 80-90% plaukelių iš tiesų ir nustoja augti procedūrų eigoje. Ernesta, Laura jau šiek tiek paaiškino, bet kasdienybėje mes vartojame terminą, sakome, sunaikino plauką. Bet galbūt iš fizikinės pusės jūs galite paaiškinti tiksliau šitą procesą. Tai iš tikrųjų pats tas plaukas nėra sunaikinamas. Plaukas yra savotiškai kaip kanalas, tokia kaip antena, kaip nuvesti tą šviesą iki plauko svogūnėlio. Tai iš tikrųjų, kai melaninas sugeria lazerio šviesą, toliau prasideda terminiai procesai, kaip kolegė minėjo. Tai iš tikrųjų melaninas sugėręs šviesą, ta šviesa virsta šiluma ir išsiskirianti šiluma plauke veikia aplink esantį svogūnėlį. Tai ten, sakykime, kažkokie baltymai gali denatūruoti. Ir
ta šiluma sklinda tam tikrą atstumą ir tas priklauso, aišku, nuo to, kokius mes tos lazerių parametrus parenkam. Tai jeigu yra ten kažkoksai tai didesnis intensyvumas lazerio šviesos, tai galbūt ta šiluma gali nueiti ir plačiau, dėl to labai svarbu, kokius parametrus gydytojai parenka atlikdami procedūras. Gydytoja taip pat jau šiek tiek paminėjo apie skirtingus lazerius ir skirtingus lazerių tipus, bet galbūt galite taip pat iš fizikinės pusės paaiškinti, kuo jie skiriasi, kokios tos fizikinės savybės padaro, kad jie skirtusi. Na tai iš tikrųjų tų lazerių yra begalė ir, sakykime, kaip pavyzdžiui, aleksandrito ar diodiniai lazeriai, tai jie skiriasi netgi ir savo konstrukciją medžiagomis, kurios yra naudojamos tai lazeriniai spinduliuotei generuoti. Diodiniai lazeriai šiek tiek skiriasi nuo tokių lazerių kaip aleksandrito, nes jų šviesos sklidimo, tas kryptingumas yra šiek tiek prastesnis negu aleksandrito lazerių, ir spektras yra šiek tiek platesnis. Dėl to kartais gali būti, tie efektyvumai gali, pavyzdžiui, skirtis ir dėl to svarbu parinkti, ar ne, tą tinkamą bangos ilgį palei tai, koks yra žmogaus odos tipas. Ar iš fizikos pusės yra riba, kiek selektyviai lazeris gali veikti? Turbūt tokios ribos nelabai yra, nes iš tikrųjų dabartiniai lazeriai, tos visos lazerinės technologijos yra tiek išsivysčiusios ir tiek mes turim skirtingų ir bangos ilgių, ir tų medžiagų, kuriomis mes galime lazerinę spinduliuotę generuoti. Plus dabar jau yra sukurtos sistemos, kurios padeda keisti impulso trukmes, vietoje keisti lazerio intensyvumą, lazerio galią ir taip toliau. Tai iš tikrųjų aš sakyčiau, kad tai jau yra labai selektyvūs prietaisai, kurie leidžia veikti tik tai tą dalį, kurią mums reikia paveikti. Gydytoja, iš medicininės pusės, kaip manote, kur yra riba lazerio tarp efektyvumo jo ir saugumo? Taip, tai riba yra ta, kad pirmiausia, gydytojo darbas visada yra atliekant bet kokią medicininę intervenciją, pirmiausia nepakenkti. Tai iš tiesų mes visada turime įsivertinti kiekvieną pacientą individualiai ir turime atlikti procedūras tik tada, kada tai yra galima ir kada tai yra naudinga atlikti. Tai svarbu, kad mes turime ir įsivertinti, ar pacientas neturi kažkokios galbūt aktyvios infekcijos procedūros vietoje, ar plaukelis ar ne, odos fototipas yra saugus ir tinkami atlikti šią procedūrą. Tai mūsų tikslas dažniausiai ir yra nenaudoti kuo stipresnius parametrus, kad tą plauką sunaikinti, sudeginti, taip sakykim, bet pirmiausia nenudeginti epidermio ir turėti tą būtent efektą jau dermos plaukelio svogūnėlio lygyje. Tai jeigu teisingai suprantu, lazerinis plaukų šalinimas nėra rekomenduojamas tada, kai pavyzdžiui yra aktyvi kažkokia odos infekcija, ar ne? Taip, tikrai taip. Tai yra ir kitų tokių būklių, kurias mes irgi turime įsivertinti, kada galbūt negalėsime ar netlikti procedūros. Tai dažniausiai yra infekcija arba aktyvus uždegimas, dermatitas esantis procedūros vietoje. Yra ir tokių momentų, kai pacientai galbūt gali vartoti kažkokius vaistus, kurie yra fotosensibilizuojantis. Tai reiškia, kad jie jautrina odą ar ne saulėje. Tai gali būti kai kurie antibiotikai, kai kurie antidepresantai, netgi tam tikri augalinio pagrindo maisto papildai, apie kuriuos pacientai dažniausiai net nepagalvoja ir kai klausim, tarkim, ar vartoja kažkokius vaistus, gali jų net nepaminėti. Tai iš tiesų reikia gan specifiškai pasiklausti pacientų. Žodžiu, su gydytoju reikia betarpiškai stengtis bendrauti ir viską pasakyti, kad procedūra kuo geriau pavyktų. O kalbant apie tai, kas vyksta po procedūros, ar yra kažkokių indikacijų, kurios parodo pacientui, kuris ką tik turėjo procedūrą, kad ji buvo atlikta gerai? Taip, tai iš tiesų procedūros metu mes tikimės lengvos uždegiminės reakcijos apie plauko svogūnėlį. Tai normalu, kad iki kelių valandų ar kelių dienų po procedūros pacientai gali matyti paraudimo procedūros vietoje, gali jausti lengvą sudirgimo ar kaitimo tokio kaip šilumos pojūtį odoje. Normalu, kad atsiranda patinimas ir paraudimas aplink patį plauko svogūnėlį. Mes tai galime matyti kaip tokį, raudonas pogelio odoje apie plauko svogūnėlį. Reiškia, parametrai buvo pasirinkti geri. Taip pat svarbu yra tai, kad pacientai
dažniausiai po maždaug savaitės laiko po procedūros stebi plaukelių iškritimą. O tą savaitę iki procedūros jiems gali atrodyti, kad plaukeliai tiesiog auga taip pat kaip augia. Ir čia dažnai būna toks, jeigu nepaminim to pacientam, galim net ir nepasitenkinimo sulaukti, kad procedūrą pasidariau, plaukai visi vietoje ir toliau auga. Tai iš tiesų tiesiog iš odos yra natūraliai išstumiamas tas plaukelis ir tas būtent vyksta maždaug savaitės 10 dienų bėgyje. Tai dažniausiai reikia tikėtis lengvo sudirgimo odoje, plaukelio palengva ar ne iškritimo ir maždaug jau po savaitės, kai iškrenta plaukeliai ir vėliau pradeda atauginėti vėl toje vietoje plaukučiai, jeigu tai yra ar ne pirmosios kelios procedūros, tai kiekvienos procedūros eigoje turi pacientas stebėti, kad jau mažėja apie taip 10-20% tas plaukelio ataugimas. Jei jau pacientai mato, aišku, labai stiprų paraudimo pūsles, stiprų deginimo pojūtį ar ne pigmentacijos pokytį, tai tikėtina, kad buvo pasirinkti vis tik per stiprus parametrai. Ernesta, mokslas yra dinamiškas, nuolat mokslininkai laboratorijose kuria naujus lazerius, ne tik medicininius lazerius. Jūsų nuomonė, kas šiandien yra svarbiausia lazerių kūrime, ar tai yra jų galia, saugumas, efektyvumas, ką jūs laikot svarbiausių komponentų? Aš manau, kad visi šitie komponentai yra labai svarbus, nes visų pirma, lazeriai turi būti saugus kaip prietaisai, nepriklausomai nuo to, kur jie yra taikomi. Tai jeigu mes naudojame medicinoje industrijai, bet kuriuo atveju turi būti atitikti visus saugumo standartus ir niekada neišeina paprastai tokie prietaisai į viešumą, ar ne, jeigu jie yra nesaugus. Galia lazerių irgi yra labai svarbi, vėlgi palei taikymus svarbu parinkti teisingą tą galią, ar ne, kokios reikia lazeriui. Efektyvumas pats savaime galbūt toksai dalykas atsirandantis, kai naudojam lazerinės technologijas, nes iš tikrųjų lazeriai dėl savo to bangos ilgio selektyvumo yra pakankamai efektyvūs ir labai tiksliai valdomi ir tiksliai panaudojami įvairiose srityse. Pastaraisiais metais tikrai išpopuliarėjo namuose naudojami lazeriai, įdedu į kabutes, nes tikrai yra ir pačiai tekę susidurti, kai tai, kas vadinama lazeriu, tikrai ne visada galima taip vadinti iš tikrųjų. Gal jūs galite trumpai paaiškinti, kuo skiriasi tie lazeriai, kuriuos mes galime į namus nusipirkti, ir medicininiai lazeriai? Taip, tai iš tikrųjų labai teisingai padarėt, kad panaudojat kabutėse žodį lazeris, nes iš tikrųjų tie prietaisai nėra lazeriai, tai yra impulsinės šviesos prietaisai. Ir jų veikimo principas yra šiek tiek kitoks, tai yra panašiai kaip kalbėjom apie tai, kad paprasta lemputė spinduliuoja kažkokią tai šviesą, kuri yra įvairiomis kryptimis ir tos bangos išeina ne vienu metu, tai impulsinis šviesos šaltinis taip ir veikia. Mes turim ne vienu metu išeinančią nekryptingą tokią šviesą, tiesiog tenai yra duodamas didelis trumpas šviesos impulsas, tai reiškia didelio intensyvumo. Tai lyginant su lazeriais, esminis trūkumas turbūt tokių prietaisų yra tai, kad spektras, jau tie bangos ilgiai, nėra vienas kaip lazeryje. Jų yra daugiau, tai reiškia, yra veikiami aplinkiniai audiniai, yra rizika, kad žmogus gali naudodamas tokį prietaisą ir pasirinkęs neteisingus parametrus, gali netgi ir nusideginti odą, nes sugeria aplinkiniai kažkokie audiniai. Ir kitas dalykas, tas efektyvumas nėra toksai geras, nes dėl to, kad tas spektras yra platesnis, dėl to, kad nėra kryptinga spinduliuotė, mes tiesiog galim nepakankamai paveikti tą plauko svogūnėlį, ta šviesa nebus efektyviai sugeriama ir dėl to mes neturėsim tokio pat efekto, kaip nuėję į kliniką. Tai faktiškai sumokam kelis kartus tada. Tai tada gali žmogus net pagalvoti, kad neveikia tie lazeriai iš tikrųjų, o tiesiog nežino, ką iš tikrųjų naudoja. Jūs dirbate ir su studentais, esate dėstytojai ar ne, tikriausiai dalyvaujate ir giminėjo susibūrimuose, kur pastebite kažkokių mitų susijusių su lazeriais? Na taip, tų mitų iš tikrųjų yra įvairių ir gal labiausiai toksai mitas yra, kad, tai čia lazeris ten kaip kokiam filme, ar ne, išsitraukiu kardą ir turim lazerinį kardą. Arba ten, kad jie kažkokie labai yra baisus, pavojingi prietaisai ir taip toliau. Taip yra
tam tikri pavojai, yra tam tikri saugumo standartai, kurių mes turim laikytis naudodami lazerius, bet bendru atveju iš tikrųjų lazeris man labiau yra toks labai švelnus, nuostabus, tikslus daiktas, įrankis, kuriuo mes galim labai daug dalykų padaryti. Laura, o jūs kaip gydytoja su kokiais mitais dažniausiai susidurėte iš pacientų ateinančiais apie plaukų šalinimą lazeriu? Vienas galbūt dažnesnių mitų ir klausimų tokių, su kuriais atvyksta pacientai arba nusiteikimu, kad atvyks, padarysim vieną procedūrą, 100% visi plaukučiai išnyks ir daugiau niekada netauks. Bet kaip jau ir kalbėjom, iš tiesų reikalingas yra kursas, kad pasiektumėme ar nenorimą efektyvumą. Kitas mitas yra, ir ko dažnai pacientai būna prašo išgirdę, kad reikalingas bus kursas, kad daktarė darykit stipriau. Darom kuo stipriau, reiškia reiks mažiau procedūrų, greičiau pasieksime efektą. Bet žinom, kad saugumas ar ne čia yra svarbiausia ir mes palaipsniui turime tos parametrus didinti, kad pasiektume efektyvumą ir žinoma rinkti saugius parametrus pagal odos fototipą. Taip pat dažnas yra mitas, kuris galbūt kelia daug nerimo pacientam, tai yra odos onkologija ir lazeriai. Tai iš tiesų labai visada norime pabrėžti, kad plaukelių šalinimo lazeriai, jie neturi jonizuojančios spinduliuotės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie negali sukelti genetinės pažaidos odos ląstelės branduolyje, kuri vėliau gali virsti į onkologiją. Ir iš tiesų plaukelių šalinimo lazeriai, jie nėra nauji, tai jau yra ir pakankamai ištirti įrankiai. Jau mes vien plaukelių šalinimo lazerius rinkoje pasaulyje turime beveik 30 metų. Tai tikrai yra atlikta ir nemažai klinikinių studijų, turime ir mokslinių straipsnių, kurie tą įrodo. Tai galim padrąsinti pacientus, kad odos vėžio lazeriai nesukelia. Na ir drąsiausiai tikriausiai jausis tie, kurie supras, ko klausti gydytojo, gydytojai paaiškins, ką galima gauti ir mes geriau suprasime, kaip veikia lazeriai ir ypatingai medicininiai lazeriai, o tam reikia žiūrėti laidas iš esmės. Tai ačiū Jums, kad pasidalinote savo mintimis, o ačiū Jums, kad žiūrėjote.